su jumis kaip ir vakar, taip ir šiandien laida Domas irgi valgo. Norėčiau jūs pasveikinti su naujais metais, bet turiu dar vieną siurprizą jums prislaukti. Ir šiandien, tik šiandien mano studijoje yra ypatingas svečias, kuris man padės pagaminti vakar paminėtą puslituką. O puslitukas bus omletas, kaip jau žinote. Taigi, mano studijoje yra mano labai gera draugė ir profesionalė indė Kristina Zakutauskaitė. Ir mes gaminsime omletuką. Taigi, prieš gamindami norėčiau pakalbinti mūsų svečią. Kaip manote, ar šita laida turi potencialą prasimušti? Kažkas girdėjote tokį faktą, bet moters nuomonė niekada nėra įdomi. Taipgi, tęsime savo gaminimo procesą ir norėčiau supažinti su visais produktais. Tai, ką mes turime? Mes turime bandelės, kas iškepsim, mes turime galę, kai jau buvo pradėtas pjaustyti, mes turime pomidorus, kečupas, turime daug kiaušinių, turime net šaldytų daržovių. Ką tu dar? Taigi, manau, nieko nelaukdami pridėkime darbus ir gaminkime šį nuostabų omletą, kuris, manau, bus taip pat skanus kaip ir vakar daryti dalykai. Labai manau, kad nespėjome atsakyti į visus jūsų klausimus, tačiau visą laiką tą galima mus rasti Facebook'e. Taip, kad būtinai nelaukite ir Domas valgo, subscribe, like, share, visi kiti. Pažiūrėkit, kaip jis kvėpuoja. Mano širdis taip neplaga, kaip šitas pomidoras, jis nori būti iškeptas. Taigi, norėčiau pabaigti šią visą epizodą parodydamas, kas kaip vis dėlto išėjo, kai matome avokadą su omletu garuoja, o pabaigai norėčiau pareklamuoti būtent šią knygą. Tiesiog, virtuvės pamąstymai, kaip omletas ir kaip užbaigtas patiekalas be šviežiai nupyzdinto kambariokės padažo. Skanaus.